sugrįžtame į pirmą lygą, laukiame pirmos lygos starto. Klubas žengia žingsnis po žingsnio, kad vėl sugrįžtų į profesionalių klubų lygą, ko mes ir visi ir siekiame. Ne veltui šita spaudos konferencija yra surengta sporto halėje, nes nuo šio sezono klubas vėl grįžta į savo namus. Vėl žiūrovams ir mūsų ištikimiems ir galiems leisime priminti kelią į Dariaus ir Girėno sporto centro stadioną. Stadione šitam iš tikrųjų visada malonu apsilankyti. Dažniausiai tenka, kai žaidžia nacionalinė rinktinė. Ir mums šita vieta yra itin svarbi, manau. Kaip žaidėjim visi trokšta žaisti ant natūralios žolės ir visi yra dėl to patenkinti ir žiūri į priekį ir manau, kad tai bus kaip tik naudinga komandai ir kartu žiūrovam. Tai paminėsiu tai, kad šiuo metu su komanda treniruojasi 29 žaidėjai. Būsim tikrai jauna ir ambicinga komanda. Sakykime, komandos amžiaus vidurkis apie 22 metus. Ir tikslas taikytis į kuo aukštesnės vietas ir būti tarp lyderių šiemet. Tačiau galim žiūrovams pridėję ranką prie širdies pasakyti, kad kausimės dėl kiekvienos pergalės, kiekvienos rungtynėse ir net negalvojame apie kažkokias tai lygiąsias kažkur ar kaip nepralaimėti. Kitas klausimas, ar bus sunku, nesunku išlaikyti komandą. Sakykime, ar tokia pati sudėtis nebus sunku kautis aukštesnėje lygoje. Manom, kad žaidėjai jauni turi daug potencialo. Kitas klausimas yra galbūt jau, sakykime, toksai su tokiu kreipimusi į aplinką. Tai išlaikyti tos žaidėjus jau yra didelis darbas padarytas, kad mes juos išlaikėme. Tai ir turėtų atkreipti dėmesį ir miesto verslininkai ir panašiai, kad kai kurie žaidėjai netgi 3 sezonus, sakykime, kurie galėjo būti jau šiandieną profesionalais, jie vis dar buvo tenkinosi mėgėjų statusu, sakykime, negavo tinkamo atlyginimo ir panašiai. Tai čia didelis dėkui jiems ir manau, kad jie labai stipriai nusipelnė paramos, dėmesio ir panašiai. Tikimės, kad į šitų žodžius atkreips dėmesį Kauno miesto verslininkai. Iš tikrųjų noriu prisidėti prie Ginto, kaip jisai kalbėjo apie praėjusių sezoną, apie tai, kaip mes esam dėkingi klubo valdžiai ir treneriams, kaip ir mes iš žaidėjų pusės. Galėčiau ir nuo jų didelį ačiū pasakyti, bet mes norim žiūrėti į ateinantį sezoną, į tai, kas laukia mūsų jau visai neužilgo. Apie vyraujančias nuotaikas, tai komandai iš tikrųjų yra labai pakili atmosfera, yra labai didelis darbingumas ir draugiškumas komandoje. Taip pat kaip Gintautas minėjo apie komandos žaidėjų amžiaus vidurkį, tai yra jauna komanda, tačiau mes turime kelis patyrusius žaidėjus, kurie, aš manau, yra būtinai svarbus ir itin reikalingi tokiai jaunai komandai, kad išlaikyti balansą, išlaikyti ir atžaisti, kaip sakoma, tą patirties galbūt stoką. Tai, manau, labai svarbu vaidmenį atliks būtent tie vyriausiai žaidėjai šį sezoną. Juanas Sevilija ir galbūt kiti, kurie yra vyresni. Ir džiaugiamės, kad pavyko išlaikyti tą pagrindą komandos, tą visą pamatą, kuris laimėjo antros lygos pirmenybės pernai ir visi komandoje džiaugiasi ir nori išbandyti save ir įrodyti, ką galime pirmoje lygoje. Kalbant apie rėmėjus, klubo draugais ir vėl išliko Hegelman transporte įmonė, kurie mes esam be galo dėkingi. Taip pat, kaip žinia, klubas kyla į aukštesnį lygį, dėl to mes vėlgi plečiam savo partnerių paieškas ir norime ir siekiame, kad prie mūsų prisidėtų kuo daugiau įmonių ir
mūsų draugų ratas prasiplėstų. Kodėlgi būtų verta tapti mūsų partneriais, tai vėlgi, ko mes siekime išlaikyti tą patį legendinį pavadinimą AVK Kaunas, tas pačias tradicijas tęsti. Mūsų palaiko pakankamai didelis aktyvių fanų būrys, kuris tiek išvykose, tiek ir namų rungtynėse sukuria puikią atmosferą. Taip pat mes nesame svetimi žiniasklaidai, su ją bendraujam ir nuolatos esam pastebimi medijoje. Futbolas yra žaidžiamas žiūrovams, taip kad be fanų mes neįsivaizduojam savo rungtynių ir manau, kad jiems bus puikiai dovana sugrįžimas į C tribūną, kurie praleido apie 20 metų. 25 metų. 25 metų. Šiemet švęsti. Tai va, tai puikiai dovana fanams ir tikiuosi komanda nudžiugins ir rezultatais.